I've been waiting for this night. I've been waiting. Sveiki, su jumis sveikinasi Avoidas LT ir kaip jūs žinot, aš visados kūriu visai kitokius dabar video. Pavyzdžiui, žiūrėkit, aš visados tiesiog kūriu video apie žaidimus. Štai ką sakau. Matot, čia pilnas kanalo žaidimas. Pilnas kanalų žaidimas. Tai jo, aš dabar ne vien tik žaisiu žaidimus, bet ir jumis mokinsiu. Jo, čia mano veidas, be to. Kaip jūs dar galite sužinoti, kur mano veidas yra. Be to turiu čia savo kanalą, kur aš dainuoju. Prieš 2 savaitės įkėliau šitą video. Čia prieš 4 dienas, 26, pažiūrėk, kiek žmonių žiūrėjo. Kiek laikino? Palaikysiu aš pats irgi. Kaip ir mato, čia mano pats pirmasis video, kur aš mokinsiu. Tai jo, ką aš mokinsiu? Aš jumis mokinsiu naują pamoką, kodinimo pamoką. Jisai vadinasi HTML ir CSS pamokas. Dabar aš noriu paklausti tavęs. Kas yra HTML? Tai HTML yra toks kaip programavimo ir taginimų ten kaip appas, kur jūs galite taip koduoti, kurti svetaines, websaitus ir ypač kompiuterinius žaidimus. Aš jumis taip pat pamokysiu, kaip tai daryti. Čia bus pats pirmasis epizodas. Tai va, jūs sužinojote. Jūs sužinojote, kas yra dabar HTML, jūs pradėsiu mokyti. Dabar paskirstysiu šitą video į 2 dalis. Bus paskirstyta pirma dalis, tai bus paskirstyta į, kur mokėsiu jumis prisisiųsti dabar šitus 3 dalykus. Visual Studio Code, HTML5 ir CSS. Ir antra dalis, tai bus, kur jau mokėsiu jumis kodinti. Gerai, pradedu. Prieš video nepamirškite prenumeruoti, pakelti nykščius, palaikyti ir jeigu jums kažkas nebus aišku, pakomentuokite, aš jums atsakysiu. Nu tai ką, pradedam video. Be to aš jums čia mokinsiu, kaip šitą padaryti per Windows 11. Galima šitą padaryti per Windows 11 ir Windows 10. Tai jeigu norit, galit, čia bus tiesiog skirta tiems, kurie turi Windows 10 ir Windows 11 ir 2026 metų. Ir jeigu jūs čia dabar kažkas šių žmonių žiūrat, kažkas iš 2025, nesijaudykit, nes 2025-2026 kodas bus tas pats. Tai jo, sveiki atvykę, čia mano Windows 11. Ir aš jumis dabar mokysiu, kaip prisisiųsti. Dabar pirma dalis yra kaip prisisiųsti. Tai aš jumis pamokysiu dabar, kaip prisisiųsti Visual Studio Code, kuris yra čia. Matot, aš jau prisisiunčiau, bet aš jums parodysiu, kur prisiųsti. Išeinam iš čia. Dabar parašome Visual Studio Code. Ir paspauskite šito websaito ir paspauskite download ir jūs prisisiųsot. Nu va, čia tik tiek reikia žinoti. Gerai. Ir
tie žmonės, kurie dabar žiūrite, jūs galite sustabdyti šitą video ir palaukti, kol prisijungs. Ir paskui jūs toliau pratęstumėt video. Tai, pala. Varom toliau. Tai, jo. Dabar dabar tie, kurie prisijungėte, atsidarom Visual Studio Code. Ir dabar turime mes čia tuščią. Dabar mums reikia dar 2 dalykus prisijungti. HTML5 ir CSS. Dabar HTML5 tai yra HTML, bet 5 versija. Tai tie, kurie turite senesnes versijas iš HTML, aš jums parekomenduočiau prisijungti Visual Studio Code ir prisijungti 5 versiją, nes mes čia iš 5 versijos mokysime. Gerai, tai dabar jums reikia eiti į extensions. Čia, kur mes prisijungsime. Matot, Visual Studio Code yra toks kaip, kur galite prisijungti. Matot, Python, mes ateityje jūs mokysime Python irgi. Bet dabar paieškokime HTML. Ir dabar paspauskit ant HTML snippets. Ir dabar spaudot install. Viskas gerai, žmonės. Spauskit install anyway. Nieks neatsitiks. Ir paspaudom HTML CSS support. Na ir va, žmonės, prisisiuntėm dabar HTML5 ir CSS. HTML snippets ir HTML preview yra lygiai tas pats. Tiesiog skirti. O čia yra HTML CSS support. Gerai. Dabar kitas dalykas. Einam atidarom failą, paspaudžiam naujas tekstinis failas. Dabar pasirenkam HTML kalbą. Ir dabar štai ką reikės daryti. Grįžtam atgal į Windows 11. Sukurkime naują aplinką. Šis aplinkas bus skirtas mūsų HTML. Tai pavadinkime jį HTML folderis. Ir va, dabar grįžkim atgal. Paspaudžiam, vėl atidarom failą. Einam išsisaugoti kaip. Ir pasižiūrėkit, ar jūs atidarėte čia ant HTML folderio. Ir dabar ištrinam ant title ir pasirašom index.html. Dabar beveik ant visų kodų jūs turit pasirašyti indeksą. Todėl, nes kadangi indeksas yra, galit kartais ir nepasirašyti ant indekso, bet dažniausiai, kai jūs kurat, dažniausiai reikia jums pasirašyti indeksą. Ir va, dabar turim. Dabar jeigu įeitum į HTML folderį, matot, mes turime indeksą. Dabar jeigu čia paspaustumėt vieną, čia rodo naršyklės logotipą, tai rodo ant kokio naršyklės atsidarys svetainė. Tai man atsidarys ant Google, gali ir ant kitos naršyklės. Matot, čia mūsų svetainė. Tik matot, šita svetainė yra tuščia, nes mes dar neparašėm nei vieno kodo. Ir jo, taip baigėsi pirma dalis. Pirma dalis buvo pasirašymas kodo. O dabar pradėsim iš tikrųjų kodą. Dabar mes mokysime tokius naujus dalykus kaip tagus, kurie padeda kurti kodą. Aš jums važiuokit. Kur čia? Važiuokit. Čia bus dabar kampe atsiras skaičius 0. Ir čia bus skaičius 0 ir ten rodys kiek tagų mes išmokom.
Tai jo, varom toliau. Einam čia. Ir dabar matot. Pirmasis tagas. Doctype HTML. Dabar ką tas Doctype HTML reiškia? Tai reiškia, kad pasakas šitam kodui, kad mes rašom kodą per HTML 5 versiją. Ir dabar jeigu praleistum dar vieną eilutę, paspauskite Enter, jeigu norit. Dabar dar vieną tagą. Dabar žiūrėkit, kas atsitiks. Parašėm, matot, aš parašiau tik vieną, o kaip du atsirado. Nes čia prasideda tagas, o čia baigas tagas. Tai jo, taip prasideda, tai baigs. Ir jeigu jūs išeinat iš HTML kodo, tai reiškia, kad jūs jau nebe HTML mokotės. Ir va, tai čia tie tagai visados taip daro, nes kadangi yra tagų pradžia ir tagų pabaiga. Tai jo, tas tagas turi dar du pagrindinius tagus. Pirmas pagrindinis tagas yra head ir body. Dabar kas skiriasi nuo head ir body? Head tai yra, kai tu kažką parašai, bet tik tu matai. Tas žmogus, kuris lankosi į tavo svetainę, nieko nemato, kur tu parašai. O body tai yra, kai tu kažką parašai ir ne vien tik tu matai, bet ir svečias, kuris eina į svetainę. Tai einam čia. Laukit. Tai dabar parašytume čia head. Parašytume title. Ką tas title daro? Tai žinot ten kaip per Google, kur tas naujas keturkas. Čia ant šito kortelę galim susikurti savo pavadinimą. Žiūrėkit, parašom Aroido svetainė. Dabar, jeigu išsaugotum, galim du būdais išsaugoti šitą skriptą. Galime paspausti save, arba galima Ctrl ir S. Aš rekomenduoju jums gal Ctrl S, nes kadangi tai dar greičiau. Einam į indeksą. Jūs matot, kad čia jau vietoj index.html rašo Aroido svetainė. Ir dabar čia tai parašėm. Bet čia tik aš turės matyti. Jeigu čia title parašysite Aroido svetainę, tai čia visi žmonės matys. Ir dabar galime čia parašyti tekstą. Sveiki su jumis, sveikinasi LT. Dabar jūs galite bele kokį tekstą čia parašyti, bele kokį jūs norit. Aš čia tiesiog šitą pasirinkau. Gerai, išsaugojam tekstą. Aš čia su Ctrl+C, prisiminkit. Ir matot, čia rašo tekstą. Sveiki su jumis, sveikinasi Aroidas LT. Tai jo, čia rašo tekstą ir dabar jumis dar dalykus parodysiu. Dar turiu daug. Tai va, čia matot tekstas. Jau parašėm kažką per svetainę. Dabar galime dar vieną tagą. Span tagas. Dabar ką tas span tagas daro iš vis? Span tagas tai laiko tekstą. Gerai, išsaugoju su Ctrl+C. Oi, ką aš čia darau? Jeigu įeitume matot, jeigu įeitume į index, nieko nepadarytų grinai, nes kadangi čia tik laiko tekstą. Bet
žinot, ką span daro ne vien tik? Span ne vien tik laikos tekstą. Galim su span pakeisti ir stilių. Žiūrėkit, jeigu čia dabar tarpą padarytum, parašytum style, tai stilių, ir parašytume lygų. Galėtume pakeisti spalvą. Color, dvitaškis, tarpas ir parašom purple, tokią spalvą. Pakeitam, išsaugojam, įeinam į index ir matot, išsisaugoja spalvotai tekstas. Pasidar spalvotai. Galime bele kokią spalvą. Matot, čia galim bele kokią spalvą pakeisti. Ir dar liko 2 tagai. Tai dabar dar vienas tagas, kuris vadinasi br. Arba kuris vadinasi breakas. Arba kitaip sutrumpintai, tai br. Tai ką jisai padaro, tai leido perkelti tekstą į naują eilutę. Nes be br, jeigu tu pakeistum taip į naują eilutę, žiūrėkit, parašysiu ir reziodas L2. Reziodas L2 yra toks youtuberis, be to. Štai tą kėlą. Matot, jisai vis tiek yra čia viršui. Tai kaip reikia pakeisti? Reikia vietoj dabar reziodas L2, reikia parašyti br. Jo, be to, ką pasakau, br neturi pabaigos. Pavyzdžiui, žinot, kaip čia headas ir dar vienas headas turi tokį. Br neturi tokio dalyko, nes čia tik perkeit eilutę. Arba jeigu nori praleisti 2 eilutės, tu gali parašyti vietoj 1 br, 2 br. Bet dabar kol kas tik su 1. Tai parašom reziodas. Ne tą tekstą skalbą. Va čia rašome br, paskui vėl naują eilutę parašom. Rašysiu savo tekstą. Kaip ir sakiau seniau, galime bele kokį tekstą. Išsaugojam. Ir jūs matot, perkeliam reziodas L2 į šitą eilutę. Dabar paskutinis tagas, kuris yra bold tagas, arba kitaip sutrumpintai, jisai vadinasi B. Ką tas B tagas iš viso daro? Tai ką jisai daro, tai paryškina tekstą. Žiūrėkit, matot, aš dabar čia sudėjau B, išsaugojam. Ir matot, paryškintas tekstas gavosi. Ne vien tik tai, bet galim ir bele ką su span irgi padaryti. Tai span. Galime net pakeisti spalvą ant paryškinto teksto. Žiūrėkit. Tai vėl style lygų color. Ir štai ką pasakysiu, jeigu jūs galima pakeisti spalvą į black, bet kad jūs negausite tos spalvų. Jūs tiesiog bus kaip paprastas tekstas. Tai leisk tai dabar pakeisim spalvą į red. Ir išsaugojam. Įeinam į indeksą ir gavome paryškintą raudoną tekstą. Ir taip pat, jeigu net pirmą laikai tekstą, kaip padariau ką tik, tai reziodas L2 pirmą paryškinau tekstą, nuspalvinau. Galime ir pirmą nuspalvinti tekstą ir paryškinti. Žiūrėkit, tą patį galiu padaryti su tuo. Paryškinsiu abu 2 tekstus.
išsaugojam. Nu va, paraškite tekstai. Jop, dabar. Nu tai ką, manau, šį kartą sustojame čia. Susimatysime antram video. Tai bus apie nuorodas ir header tekstus. Tai laukite video. Susimatysime dar kartą. Iki. Ajo, bet to nepamirškite prenumeruoti, paketinį išsviršų, komentuoti, bedėti, pajudyti varpelį. Ir jeigu jums kažkas ne taip gera, jūs jeigu kažką nesuprantat, galite pakomentuoti ir aš jums atsiliepsiu. Iki.